Sveiki, šiandien pristatysime mūsų sukurtą žaidimą. Jis vadinasi Eko mūšis atliekų chaosas. Ir šiame video parodysim, kaip šitas žaidimas žaidžiamas. Esam kamuolį, kad vis turim. Taip, gerai. Kas išmes daugiausiai? Gerai, 3. 1. 3. 6. Kirilas pradeda ir tada taip ratu važiuojam. 4. 5, 4. Gerai, imk kortelę su... Narai, prašau. O, šiaudelis. Čia plastikas, reikia dėti į plastiką. Gerai, tai atrūšiavai teisingai, tai gauni +1 tašką. Tai gerai, tavo eilė. Vau, čia popierius. Čia blogai, čia -1 taškas. -1 taškas. Nu ir gerai, Martinai. 1, 2, 3, 4. Plastikas. Į plastiką. Taip teisingai, tai 6 taškai. Kandėlį žinom. Op. Taip, čia škarbonkė. Čia į plastiką. Gerai, teisingai. Kiras gauna dar 1 tašką. Gerai, klausim. Jeigu ką atsakyti klausimui turim 30 sekundžių, tai jūsų klausimas būtų, kokie yra pagrindiniai oro taršos šaltiniai. Turbūt mašinos. Dar kas? Gamyklos. Taip, nu, užskaitom, gerai. Tai tada po apačią dedam ir +1 tašką. Tai 5 taškai. O, čia yra Kur turim laikraštis. rašotų laikraštį? Į plastiką. Taip, teisingai, gauni dar 1 tašką. Gerai. Gerai, toliau. Aleksandras. Aleksandra. Vau, stiklas. Teisingai. Neteisingai. O, klausimas. Gerai. Ir šiukšlius. Jūsų klausimas bus, kaip kiekvienas žmogus gali sumažinti vandens taršą. Jeigu negalite atsakyti, tai tiesiog pasakykite. Negaliu atsakyti. Tai gerai, tada gaunate -1 tašką. Keturi. 1, 2, 3, 4. O, vėl klausimas. Gerai, jūsų klausimas būtų, kaip miškų kirtimas veikia ekosistemą? O kuo mažiau medžių, Gerai. tuo mažiau gaunam degonį. Taip, o kaip, nu, kokios dar priežastis, kokios dar poveikiai, kokie dar poveikiai? Nežinau. Nu gerai, užteks, tai gaunate tašką. Pusę balo. Nu, pusę balo. 6,5. Vau. Dabar pasakysiu taškus. Paskutiniai vietoj Anastasija Kocyva, kuri gavo 3 taškus. Trečioj vietoj Aleksandra su 6 taškais. Antroj Martinas su 6,5 taškais. Ir pirmoj vietoj laimėjo žaidimą Kirilas su 8 taškais.